Labą dieną visiems. Aišku, aš toksai netradicinis tikriausiai žmogus, tradiciniai bendruomeniai IT. Kaip minėjau, kolega esu Edvardas Šileris, dirbu kriminalinės policijos biure, viršininko pavaduotojas, kuruoju veiklą, kontrolę, koordinavimą ir įslaptintas IT technologijas. Tas, kurias mes naudojame, ir aišku, kiek čia jos įslaptintos, nes viskas, kas šiais laikais yra sukurta, tai iš esmės yra vieša, tik tai galbūt panaudojimo būdas. Mes norėtum labai trumpai jūsų dėmesio negaišindami pabandyti pristatyti, ką mes darom, kokie šiandien mūsų akim didžiausi iššūkiai ir galbūt kažkokius sprendimo būdus pasiūlyti. Taigi, per pastaruosius metus kriminogeninė situacija pasikeitė iš esmės. Jeigu prieš 10 metų internetas buvo tik tai kaip ir pramoga, tai šiandien dienai tai yra gyvenimo neatsiejama dalis ir daugelis teisinio reglamentavimo, ypač baudžiamoji teisėjai, pasikeitė iš esmės. Jeigu buvo anksčiau diskutuojama, ar teisinės pagalbos prašymas į kitą valstybę, sakykime, kuomet serveris yra fiziškai tenais ir informacijos gavimas yra tos valstybės vidaus dalykas, tai su debesų kompiuterija, su interneto sklaida pasidarė visiškai neaišku, kur ką rašyti ir iš kur ką gauti informaciją, ir kaip ją gauti ir kaip patvirtinti tos gautos informacijos teisėtumą. Tai atsitiko taip, kad praktika nuėjo pirma įstatymų, susiformavo būdai, kaip tą informaciją gauti, kaip ją naudoti, o paskui iš to rašėsi įstatymai, kaip tai galima padaryti. Čia prieš tai pranešėjas gerai parodė, Skype užklausų yra iš Lietuvos 8, šiais metais gal 20 keli, tačiau vėlgi tai nėra visiškai teisinga statistika, nes vėlgi teisėsaugos bendruomenė tarpusavyje labai glaudžiai susijus ir bendradarbiauja, tai kai kuriais atvejais mes to pačio Skype klausim tiesiogiai, kai kuriais atvejais per kolegas iš užsienio teisėsaugos institucijų ir statistiškai jau tai atrodo, kad užsieniečiai klausia, kodėl tai yra. Vėlgi turim 27 tvarkas, kaip gauti informaciją Europos Sąjungoje, todėl, kad esam, pavyzdžiui, Jungtinės valstijos turi vieną tvarką, mes turim 27. Ir kaip pavyzdį pasakysiu, jeigu kažkokia didelė paslaugų tiekėja turi kažkur tai atstovybę Europos Sąjungoje, tai tos, kaip taisyklė, tos šalies teisėsaugoje, jinai duoda gerokai paprasčiau ir su paprastintom procedūrom tą informaciją. Jeigu to paslaugos tiekėjo Lietuvoje nėra, tai yra visai kitas mechanizmas. Todėl vėlgi praktika dar tik tai formuojasi. Technologijos vystosi milžiniškais tempais, tikriausiai ne man jums aiškinti, kaip jos, o jūs tikriausiai man galėtumėte paaiškinti iš tikrųjų, kokios šitos technologijos ir kaip jos sparčiai braunasi į mūsų gyvenimą. Ir būtent grėsmės, daug labai kalbama užsienyje, pasaulyje, tiek su nacionaliniu saugumu susijusiuose dalykuose, tiek su teisėsauga, tiek su verslu. Kiek elektroninė erdvė įtakoja mūsų kasdienį gyvenimą ir kiek tai gali įtakoti. Nepaslaptis, tikriausiai nieko naujo nepasakysiu, bent jau amerikiečiai skiria cyberterorizmą kaip vieną iš realiausių, tikėčiausių ir sunkiausiai užkertamų grėsmių šiandien dienai. Nes iš tiesų gali vienas žmogus padaryti to, ko negali padaryti visa kariuomenė. Atsakomybė už nusikaltimus elektroninėje erdvėje pas mus atsirado prieš 10 metų. Šiandien sukčiavimai, neteisti prisijungimai, asmens duomenų vagystės, pinigų vagystės iš bankų sąskaitų elektroninėje erdvėje, tai yra kasdieninis reiškinys. Ačiū Dievui, tai nėra masiškas reiškinys ir tai nekompromituoja pačios tos internetinės bankininkystės, tačiau tendencija kaip ir aiški ir tai yra tendencija didėti. Pagrindiniai nusikaltimai, ką mes išskiriam, sakykime, ir kur mes matom iš tiesų pagrindinės problemas, tai yra sukčiavimai internete, vaikų pornografija ir išnaudojimas, sukčiavimai su kreditinėmis kortelėmis, butnetai ir asmens duomenų vagystės. Ypatingas dėmesys kažkaip kreipiamas į sukčiavimą kreditinėmis kortelėmis, kabutėse kreipiamas, nes labai pigiai galima labai daug gauti duomenų tų kortelių, labai gauti nemažai iš tų pinigų ir tai niekur neatsiras, sakykime. Keista, bet taip yra. Ar čia bankų politika tokia, ar, sakykime, tų tarptautinių mokėjimų instrumentų politika tokia, tačiau iš tiesų žala yra gerokai didesnė, negu apie ją viešai kalbama. Kaip policija tai reaguoja? Tik 2009 metais mes įkūrėm atskirą padalinį, tai nusikaltimų elektroninė erdvė tyrimo valdyba. Čia Donatas Mažeika atsėdi šalia, jis yra tos valdybos viršininkas, jeigu noras yra asmeniškai susipažinti, pabendrauti ir keistis informaciją, tikrai rekomenduoju, nes yra tas key person pas mus žmogus būtent šitoje srityje. Kaip struktūrinis padalinys iš tiesų mes turėjom nuo 2001 metais, jau matėm tam tikras užuomazgas, tačiau tai buvo ekonominės policijos padalinyje.
Tai reiškia, nes kaip taisyklė pirmi apie tai susignalizavo bankai, jiem pradėjo labai skaudėti ir tai siejusi su išimtinai ekonominiais nusikaltimais ir būtent problemomis ekonominėje sferoje. Tai jeigu taip visiškai teisybę sakant, tai 12 metų mes šituo dalyku domimės. Ypatingą dėmesį pradėjom kreipti, kai visi pavėluotai, prieš keletą metų, nes iki to laiko tai tas cybercrimas buvo kažkur toli ir ne šalia mūsų. Tačiau kai visuomet su valstybinėm įstaigom, tikriausiai jūs galite tai patvirtinti, pas mus viskas sukasi ganėtinai lėčiau, negu turėtų suktis privačiame gyvenime. Toliau. Šiandien dienai galim pasakyti, kad iš tiesų turim pakankamai stabilų kolektyvą, kuris sėkmingai tyria nusikaltimus. Daug iššūkių, kaip minėjau, yra tarptautinis bendradarbiavimas, anonimizavimas, šifravimo technologijų naudojimas ir taip toliau. Kas anksčiau buvo sunkiai prieinama ir brangu, šiandien dienai tai dažniausiai naudojama pagal nutylėjimą. Ir kitas toksai galbūt iššūkis yra tai, kad internetas visas valstybės pastatė į visiškai vienodą padėtį. Reiškia, tiek pačios moderniausios, turtingiausios, daugiausiai resursų turinčios, tiek pačios mažiausios. Mes jau prie pačių mažiausių gal nesam, bet tikrai prie mažesnių. Ir visiškai, sakykime, mum dekoduoti tam tikras technologijas užima ir resursų, ir kai kuriais atvejais jų nėra, ir finansų, ir lygiai tas pats uždavinys keliamas didiesiems mūsų kolegoms. Tai būtent tas tarptautinis bendradarbiavimas, išnaudojimas visų resursų viename yra šiandien dienai bandymas ir tinkamas atsakas į šios dienos grėsmės. Kaip naujovė šiais metais irgi galbūt pavėluota, tačiau Europolas yra Europos policijos organizacija Hagoje įkurta, įkūrė EC3 kibernetinio saugumo centrą, kuris bandys teikti paslaugas, gerai prasme paslaugas visoms šalims narėms. Ir galbūt tam tikrus technologinius sprendimus pirkti arba dėkti arba kurti centralizuotai Europos mastu ir pateikti visoms ES šalims narėms. Mes, ypač kaip maža valstybė, suinteresuoti būtent tokių sprendimų, nes be abejo ten resursai bus gerokai didesni. Sėkmingų tyrimų pavyzdžiai. Čia įdėjom keletą pavyzdžių. 2008 metais gaunam informaciją, kad socialinėme tinklapyje esančia įtartina 11 metų mergaitės anketa. Anketa buvo sukurta prie jos jungiamasi panaudojant Tor ir proxy serverius. Tyrimo metu buvo bendradarbiauta su JAV, Rusija, nustatyti tikri IP, iš kurių jungtasi. Pasitarėme rasti ir paimtą kompiuterinį techniką laikmenos, rasta daugiau kaip 100 000 pornografinio turinio failų, kuriuose pavaizduoti vaikai. Kai kuriuose iš tų failų užfiksuotas įtariamasis lytiškai santykiaujantis su mažamečiais. To viso rezultatas, šis veikas padaręs asmuo nuteistas 18 metų laisvės atėmimo bausmę pagal nusikaltimų veikų epizodus, iš kurių 11 labai sunkus. Tai nėra taisyklė, iš esmės, jeigu pažiūrėtumėte lietuvišką baudžiamąjį kodeksą ir griežtumą sankcijų, tai iš esmės už informacinių sistemų pažeidimus, brovimusis, tai nėra traktuojami kaip sunkus ir labai sunkus nusikaltimai. Mūsų nuomonė tai yra keistina situacija ir tik tai reikia rasti tą protingą algoritmą arba protingą kvalifikavimą, kad padaryta veika ir galima žala būtų adekvati bausmei. 2009 metais, vėlgi čia, kadangi pavyzdžius paėmėme tuos, kur daugiau mažiau yra įsteisę teismų sprendimą ir nenorime daryti įtakos arba kažkaip tai garsinti tų duomenų, kurių kaip ir neturėtumėm garsinti. Tai 2009 metų pabaigoje gauti 2 bankų pareiškimai dėl neteisėtų prisijungimų prie klientų internetinės bankininkystės sistemų ir neteisėtų pinigų pervedimų iš vienos sąskaitos į kitas. Nustatyta, kad klientų kompiuteriai užkrėsti virusų, peradresuojančių prisijungimus prie internetinės bankininkystės sistemų. Nustatytas įtariamųjų asmenų ratas, tarp kurių ir buvo Australijoje gyvenantis pilietis, kolega įdėjo gerą nuotrauką, Ferrari, su kuriuo jis kaip ir važinėjo. Australijos teisės saugos pareigūnai šį asmenį sulaikė, jo kompiuteriuose buvo rasti nusikalstamų veikų Lietuvoje ir Australijoje įrodymai. Tai va čia dar vienas pavyzdys ir paantrinant kolegai prieš tai kalbėjusiam, kad iš tiesų šitie nusikaltimai sienų neturi. Ir tiek, kiek mums reikia procedūriškai derinti su kiekviena valstybė, tiek iš bet kur prisijungus prie interneto tą dalyką galima daryti. Tyrimo metu nustatyta 30 įtariamųjų asmenų, kurie kaltinami 63 nusikaltimų padarymu. Šių metų vasario mėnesį tas pagrindinis pilietis buvo kaip ir nuteistas.
Toliau, tyrimo problemos. Su kuo mes susidurėm? Iš tiesų, tai mes susidurėm su patyrusių specialistų stoka tiek pas mus, tiek šalies teritorinėse policijos komisariatuose. Šioje srityje reikia netradicinio policininko. Visi mes policininkai įsivaizduojam tą, kuris patruliuoja gatvėje, ar ten kelių policininkas, ar tai patrulis. Čia reikia ne teisėsaugininko, o pamišusio fanatiko IT srityje, kuriam patinka šitas dalykas. Ir jis nebūtinai turi būti tas tradicinis. Didelis atotrūkis tarp policijos pareigūnų žinių, prokurorų, teisėjų žinių šioje srityje. Vis dar tenka aiškinti teismuose, kad galūnė LT, tai nereiškia, kad serveris yra Latvijoje, sakykime, bet dėja vis dar šiandienai turim šitų problemų ir vis dar su jom bandomėm kažką tai spręsti. Ir be abejo, pagrindinis dalykas finansinis. Šiandienai mes pajėgus nupirkti, jeigu taip galima sakyti, tai tik ką baigusius arba dar neipatingai įsitvirtinusius IT specialistus. O tuos tikruosius geruosius, tai mūsų atlyginimai tikriausiai kartais arba dešimtimis kartų gali skirtis. Didelis atotrūkis tarp technologijų vystymosi tempų ir teisėsaugos galimybių, tiek techninių, tiek įstatyminės bazės tobulinimo. Čia vėlgi taip yra tradiciškai, kas gali, tas nenori, o kas nori, tas negali. Tai, sakykime, kai kuriuose valstybėse yra geriau su teisiniu reglamentavimu, kitose valstybėse yra problema su pinigais. Ir kaip taisyklė, kuo mažiau pinigų turi, tuo geriau teisiškai reglamentuoja. Mes esam kažkur tai per vidurį. Kažką esam gerai reglamentavę, bet kai kur pinigų neturim. Tai jau nusikaltėliai internete siūlydami savo paslaugos veikia organizuotai arba yra samdomi organizuotų grupių nusikaltimams vykdyti. Vėlgi tas organizuotumas su cyber dalykais yra toksai fragmentinis, tai nėra kaip narkotikų verslas, tai nėra kaip ginklų verslas, kur vien tik tai organizuotas nusikalstamas įtakoja. Čia yra pakankamai didelis faktorius asmeniškumų, vienasmeniško veikimo, sakykime, kur žinau, moku, galiu, siūlau, kodėl mane parduoti, ko iš manęs prašo, kodėl neparašyti kažkokio kodo. Tendencijos, ką mes matom? Tai stiprėjantis organizuoto nusikalstamų įtaka šioje srityje, ypač iš didelių kaiminių valstybių, tai yra fiksuojama. Būtent to veikla ir su tuo susijęs nusikalstamumas. Pasiekmes jau čia prieš tai esate aptarę ir pavyzdys, Estijos pavyzdys ar tam tikri kitose valstybėse nuolat įvykstantys incidentai stipriai parodo grėsmę ir galimybę tokios veiklos. Kenkėjiškos programinės įrangos naudojimas, kiberšnipinėjimas, kiberterorizmas. Tai iš tiesų, kaip minėjau, 21 amžius. Ir aktyvizmas, jeigu taip galima pasakyti. Vaikų seksualinio išnaudojimo internete tyrimai. Ačiū Dievui, Lietuvoje tai nėra ypatingai paplitę. Kaip paplitę, kokio pavyzdys teko lankytis Norvegijoje, 24/7 yra centras. Ir būtent klausiu, kada įsteigėt šitą centrą, iš kur, sakykime, tas poreikis atsirado, ar čia madinga, ar čia reikia. Tai sako, kurį laiką pradėjom fiksuoti vaikus dingstančius ir, sakykime, po to randam lytiškai išnaudotus. Tai problema atvedė prie sprendimo. Pas mus, ačiū Dievui, šiandienai dar to nėra, tačiau nenoriu būti piktas pranašas. Nusikaltimai tarptautinio pobūdžio kyla bendradarbiavimo su užsienio teisėsauga problemų, tai būtent ir geopolitinė situacija, ir bendra politinė situacija tai įtakoja, ir kai kuriais atvejais bendradarbiavimas yra geras ir sveikintinas, kitais atvejais žinai tik tai kryptį, iš kur tas eina, arba kai kuriais atvejais tos krypties nežinai, ypač botnetų atveju. Pagrindinės grėsmės kylančios privačiam sektoriui, ką mes matom? Tai neteisėti prisijungimai prie kompiuterių ir informacinių sistemų, duomenų tarp jų asmens duomenų vagystės, intelektinės nuosavybės vagystės, šnipinėjimas, informacinių sistemų veiklos sutrikdymas. Skelbia LT, galima pasižiūrėti, instaliuoja programas į Android telefonus, vyras gali stebėti žmoną, tai čia aišku toks paprasčiausias variantas, tačiau vėlgi nepaslaptis, kad siūlomos tam tikros paslaugos už komercinių paslapčių sužinojimą ir išgavimą. 85% apsaugos, bent jau mes taip su savo kolegom pasitarę sakome, kad taip galima pasiekti, tai atsisakant CD USB naudojimo, kas aišku verslui labai skausmingas dalykas, užblokavus prieigą prie interneto įrenginiuose, kuriuose jis nėra būtinas, laiku atnaujinant operacinės sistemas ir atnaujinti Java, Flash, Office, Acrobat Readerį. Tikriausiai, aišku, produktų pardavėjai man pakritikuotų, sakytų, viskas čia saugu ir gerai, bet ne, čia kiekvienas aišku. Taikant griežtą įrenginių naudojimo politiką, ribojant asmens įrenginių naudojimą korporatyviniuose tinkluose. Ir naudotojų teises, aišku. Bendraukime, mes iš tiesų surašėm savo telefonus, cyberpolice@policija.lt telefonai. Iš tiesų mes labai analizuojam tos bendradarbiavimo galimybės ir užsienio praktiką, private public tas teigimas.
jūsų žinių, mūsų tam tikrų resursų ir galbūt, aš galvoju, neužilgo kažkokie tai konkretūs pasiūlymai iš mūsų gims. Jeigu jūs, aišku, kažkokiu turėsite, tai mes irgi visuomet pasiruošę jais dalintis ir bendrauti. Tai ačiū uždėmesį. Jeigu klausimai turite.